Dar mėgaujantis vasaros šilumą Ukmergės rajone ūkininkės Genutės Sakalauskienės ūkyje buvo surengta ekologiško maisto ir ekologinio ūkininkavimo šventė Ekologijos dienai paminėti. Visose ES šalyse buvo minima ši diena, turint tikslą populiarinti ekologinį ūkininkavimą ir tvarumą, skatinti vartotojus prisidėti prie aplinkos saugojimo ir daugiau vartoti ekologiškų produktų. Lietuvoje ekologiškai ūkininkaujančiuosius vienija Ekologinių ūkių asociacija, rodanti daugiausiai iniciatyvos populiarinant ne tik šį ūkininkavimo būdą, bet ir ekologiškus produktus. Pastaruoju metu yra narių virš 200, netoli 300. Pagrinde vis dėlto vyrauja augalininkystė. Nors yra ir gyvulininkų, reiškia laikančių mėsinius galvijus, avis, karves, bet tai sudaro galbūt trečdalį. Reiškia, 65% gali būti augalininkystės ir 35% gyvulininkystės. Pienas ekologiškas, jo yra nedaug. Ir apskritai pienininkystė yra vos neamžinoje krizėje Lietuvoje. Kaip yra su ekologiška pieno gamyba? Nes su ekologišku taip pat kaip su įprastiniu turbūt yra ir tų krizių ir yra geresnių laikotarpių. Nes Lietuvoje superka ekologišką pieną beveik visos didžiosios perdirbimo įmonės. Tai va, bet kaip ir minėjot, kad tai yra sudėtingas laikotarpis tiek tom įmonėm turbūt, tiek ir patiem ūkininkam. Kaina maždaug ta pati kaip ir įprastinių produktų. Tai dėl to kai kurie kooperuojasi ir išveža pieną į kitas šalis, į užsienį. Na, o Ekologinių ūkių asociacijos veikla, jos tikslas yra skatinti ir ekologinę gamybą, ir ekologiškų produktų vartojimą turbūt. Tikrai taip. Tai organizuojami renginiai, šviečiam, aiškinam, kuo skiriasi ekologiški produktai nuo įprastinių, kaip žmogų veikia. Tai mūsų visa tai esmė yra dirbti ir su vartotojais, ir su pačiais ūkininkais. Dar ir patiem ūkininkam reikia padėti susigaudyti teisės aktuose, kurie dažnai keičiami yra, ES reglamentai keičiami. Tai bendrom jėgom platinam tą informaciją. Yra priežastis, dėl ko žmonės renkasi vienokį ir kitokį produktą, vienaip ar kitaip užaugintą. Kodėl jūs renkatės labiau ekologinę produkciją? Tikra ekologinė produkcija tai yra investicija į mūsų sveikatą. Pirmiausia, investicija į mūsų sveikatą, į mūsų gerovę. Ir labai dažnai būna taip, kad mums atrodo, kad tai yra labai banalu, kad suvalgyk mažiau, geriau mažiau gero dalyko, negu daug kažkokio tai paprastesnio. Bet iš tikrųjų, jeigu mes pradedam ragauti, tai netgi ir skoniai labai skiriasi nuo to, pavyzdžiui, tos mėsos, kur gyvuliai gauna visiškai kitus pašarus, kodėl mes einam, pavyzdžiui, ieškoti kiaušinių, kažkokių tai tokių ypatingų, nes jeigu mes pamatysim, kad palyginsim kažkokius tai kiaušinio trynius, tai vieną matysim, kad jis tikrai bus oranžinis, todėl kad višta tikriausiai lakstė kažkur tai pievose, kur yra labai daug dilgėlių, kur yra vitaminas K, kur yra, tikrai yra daug naudingų medžiagų žmogaus sveikatai. O kita priežastis, aš manyčiau, kad yra ta, kad vis dėlto ekologiniai ūkiai tai yra mūsų parama Lietuvos ūkiui. Sakykime, tiems žmonėms, kurie augina, kurie dirba. Augintojo ir vartotojo santykis, kalbant apie ekologinį ūkininkavimą, apie ekologišką produkciją. Jūs esate dviejų stovyklų atstovė. Dviejų ir beveik 3, nes iš tikrųjų ir labai skleidžiu savo aplinkai, kaip yra svarbu būti pačiam, ne tai, kad ekologiškam, čia toks žodis galbūt labai jau jisai toks supaprastintas, bet būti kartu su gamta. Ir jeigu tu nori, kad tavo mintis būtų švarios, higieniškos, tu negali jau valgyti bet ko, ar ne? Tu turi rinktis maistą iš tų žmonių, kurie yra pasiryžę
kaip pasakyti, išsaugoti šitą žemę ir gyvena ne dėl pinigų, dėl kažkokių tai turtų, dėl ten kažkokios labai didelės pridėtinės vertės, bet dėl to, kad jų tikslas irgi yra, kad žemė mūsų išliktų ilgai, švari, tvari, kad mūsų vaikam, anūkam būtų čia gerai gyventi. Kai pradėjom tą biodinaminį kelią, lankėmės Vokietijoje, tokiuose pačiuose ūkiuose, tiek kažkokios tai patirties pasisemti ir pamatėm, kad tie ūkiai labai harmoningi, iš tikrųjų jie pilni gyvybės, pilni žmonių, pilni gyvūnų, pilni visokios floros, faunos, augalai veši ir tiesiog susižavėjom ir to keliu patys einam. Ir iš tikrųjų matom, kad yra poveikis ir dirvai, ir augalų sveikatai, ir gyvūnų sveikatai. Tai tiesiog tai mūsų kelias ir mes tikrai vadovaujamės tą patarlę, kad mes nepaveldim žemės iš protėvių, o skolinamės ją iš savo vaikų. Tuo pačiu jūs esate ir ekologiškos bei biodinaminės produkcijos vartotojai. Tai kaip vartotoja, kaip jūs pagrįstumėte tokį savo pasirinkimą, būtent tokio maisto, tokių produktų? Dėl to, kad tai yra tikrai sveikesnė produkcija. Kaip ten vienam seminare sakė, kas sveika nebūtinai skanu, bet iš tikrųjų man tai ir skaniau. Bet to mes žinom, kaip ta produkcija ateina iki mūsų stalo, jos visą kelią ir kitam vartotojui galim parodyti, mes nieko neslepiam iš tikrųjų, kaip viskas sveikai, gražiai auga. Ir lygiai taip pat stengiamės palaikyti savo kolegas, biodinamikus, ekologus, vartodami jų produkciją, nes kažkaip dabar labai, nežinau, man labai liūdna, nes iš tikrųjų yra tokia ekologinės produkcijos mažėjimo tendencija pastebėjom. Dėl to, kad atseit brangiau. Bet iš tikrųjų neįvertinam to, kad to sveiko, kokybiško maisto reikia kur kas mažiau, kad pasisotintum. Ekologiškos produkcijos vartojimas jūsų namuose, jūsų įpročiuose, kaip jisai atrodo? Aš manau, kad šiuo metu atsakingi tėvai ir seneliai tikrai rūpindamėsi savo vaikų ateitimi ir suprasdami ekologinios produkcijos esmę ir kokybę tikrai stengiasi vartoti kuo daugiau ekologiškų produktų arba bent jau auginasi patys, būtent atsižvelgdami į šitus visus principus. Na, o jums kaip atrodo? Aš pritariu Audronei ir šiaip mes irgi namuose stengiamės pirkti ekologiškus produktus arba ką užsiauginam savo. Ko pritrūkstam, tada jau ieškom kažkur tai ką įsigyti. Nes iš tikrųjų ir skonis visai kitas, aišku, ir kokybė kita, ir pavalgęs jautiesi malonumą. Vienu žodžiu, tai, kas tikra, yra nepakeičiama. O ekologinis ženklinimas turi reikšmės? Aš kažkaip tai daugiau pasikliauju tai žmonėm, kuriuos pažįstu, nes nedidelėme miestelėje gyvenam, tai maždaug vieni kitus žino. Sako, pasakyk, ką valgai, pasakysiu, kaip jauties. Bet iš esmės ekoproduktai tai yra premium klasės produktai. Žmonės net šunim, katėm yra sukūrę premium klasės maistą, o patys valgo beleką. Ta, ką valgo šiai dienai žmonės, šunys, katės nebevalgo. Manau, ekologinio maisto kiekvienas turėtume savo užduoti klausimą, kiek išmeti XXL pakuotės ar to didelio paprasto maisto ar ekologinio maisto. Ar daugelis yra žmonių, kurie perkantis ekologinį maistą ir jį vartojantis, jį kas nors išmeta. Jūsų šeimos įpročiai kaip susiformavo einant ekologiškų produktų vartojimo linkme? Turbūt pastebėjom tą, ką nupirkite suvartojai. Neperki žymiai mažiau ir skoninės savybės. Labai daug dalykų, kada pripranti prie vieno ir kitoj vietoje paragauji tą paprastą ne eko maistą, tikrai didelis skirtumas. Ypač galima pabandyti savo, kad suprastum, ką valgai, nusipirkti elementarius dalykus, paprastą tą patį bananą, ekologinį ir neekologinį. Burokėliai labai aiškiai skiriasi, paukščiai, vištiena, bet kurį produktą paimsi, jis labai aiškiai skiriasi. Paimti vieną ir kitą ir kartu paragauti iš tos pačios lėkštės. Pasak ekologiškos produkcijos gamintojų ir vartotojų gaunama keleriopa nauda. Nauda sveikatai ir gamtai, parama ir pagarba ekologiškos produkcijos gamintojui, ūkininkui.